Sveiki, mano vardas Tautvilas ir šiandieną aptarsime keletą klausimų susijusių su akvariumais. Tai pirmas klausimas būtų, koks vandens keitimo režimas akvariume būtų pats tinkamiausias. Tai atsakant į šitą klausimą, gal vertėtų pradėti nuo to, koks yra akvariumo priežiūros metodas. Nes visų pirma, akvariumai yra skirtingi ir prie skirtingų akvariumų turbūt skiriasi ir pats vandens keitimas, vandens keitimo kiekiai akvariume. Tai jeigu, sakykime, akvariumas yra paprasti augalai, nėra kažkokio stipraus apšvietimo, nėra ten tręšiama ir tai tiesiog vieną kartą į savaitę pakeisti 10–20% vandens tūrio pilnai užtenka. Jeigu akvariume jau yra tręšiama, kad ir per gruntą, per vandenį, yra galbūt šiek tiek stipresnis apšvietimas, tai tokiam vidutiniam akvariumui, sakykime, vertėtų jau pakeisti šiek tiek daugiau vandens. Tai galėtų būti 20–30% akvariumo tūrio. O jeigu akvariumas yra vadinamas tas high-tech, kur yra pučiama dujinė angliarūgštė, į akvariumo tiekimas padarytas, kur yra tręšimas per vandenį, stiprus apšvietimas, taipogi per gruntą yra tręšiama, tai tokiam akvariumui reikėtų keisti bent po 30, 40, net 50 ar net dar daugiau procentų vandens tūrio vieną kartą į savaitę. Dabar, aišku, kitas klausimas iš to išplaukia, o kokiu vandeniu geriausia būtų keisti, nes žinom, kad vanduo gali būti labai skirtingas. Šiaip Lietuva yra tokia geografiniai padėty, kad turim labai gerą vandenį, kuris bėga iš mūsų visų krano, galima tai pavadinti. Galbūt neskaitant kai kurių gyvenamųjų namų šulinių, kur vandens kokybė gali būti tikrai prasta, bet kalbant apskritai apie vandens kokybę Lietuvoje, tai jinai tikrai yra pakankamai gera, kad galėtų naudoti krano vandenį. Tai va, paprastam akvariumui, tam vadinamam low-techui, tai tikrai galbūt ir užtektų krano vandens. Aišku, parinkus atitinkamus augalus, kurie galbūt geriau jaučiasi kieto vandens sąlygose, nes taipogi Lietuvoje labai daug kur bėga kietesnis vanduo, tai tikrai galima išlaikyti augalus, auginti ir neturėti kažkokių ten didelių problemų. Vidutiniam variantui, kur truputėlį tręšiama, truputėlį galbūt stipresnis apšvietimas, tai vėlgi būtų galima naudoti krano vandenį, problemų kaip ir nebūtų didelių, bet jeigu būtų pradedama naudoti minkštesnis vanduo, arba kitaip sakant, osmosinis vanduo iš filtro, ar ten koks lietaus vanduo, jeigu žmogus turi galimybę rinkti lietaus vandenį, tai toks variantas augalam tikrai būtų į naudą ir tikrai būtų galima kažką galvoti apie vandens maišymą, ar bent jau dalinai maišyti su krano vandeniu. Yra populiaru manyti, kad bent jau 1:1 maišyti pusę krano vandens, pusę osmosinio vandens ir tada jau vandens kokybė būna tikrai gerokai geresnė augalams auginti. Tai va. O jeigu turint high-techą, tai turbūt tikrai, jeigu žmogus jau turi high-techą, tą vadinamą stiprų akvariumą, kur yra angliarūgštė, kur yra apšvietimas, kur yra trąšos, kur tikrai žmogus stengiasi ir priežiūra atitinkama, tai be abejo, vanduo tikrai yra ne paskutiniai vietoje ir tikrai yra žmonių, kurie naudoja visišką osmosę, pila atitinkamas trąšas, atitinkamas priemonės gali naudoti, pavyzdžiui, remineralizuoti osmosiniu vandeniu. Tai tokiam akvariumui iš tikrųjų jau toks variantas atitinkamai pagal žmogaus dedamas pastangas dažniausiai būna vainikuojantis jo pastangas gražiausiais, lepiausiais augalais, kurie eina iš proto ir žavi visus mus hobistus. Tai va. Kas liečia dar patį vandenį, tai būtų galima paminėti, kad iš tikrųjų vanduo yra vienas irgi svarbiausių momentų akvariume, neskaitant grunto. Tai į jį sutelkti dėmesį tikrai verta. Tai jeigu žmogus galvoja, kad reikėtų stengtis labiau dėl augalų, dėl galbūt kai kurių žuvų poreikių, ar ten jeigu kažkokias ypač lepias žuvis auginti, tai tikrai įsigyti ir turėti namuose osmosinį filtrą būtų tikrai didelis žingsnis į tą hobistinę aistrą, į tą hobistinį didžiulį mišką, kur tikrai daug įdomybių ir daug įdomių dalykų galima jau daryti, bandyti.
išbandyti, susipažinti su visokiais metodais ir taip toliau. Tai vat, jeigu domėtumėtės labiau akvariumais, sakykime, kreipiuosi tuos, kurie pradedantieji, tai tikrai turint osmosinį filtrą namuose, tai tikrai yra galimybės išauga net kelis kartus, norint auginti tiek lepes žuvis, kai kurias, aišku, ir tikrai didžiąją dalį augalų, nes augalai tikrai didžioji dalis geriau atrodo ir jaučiasi ir tiesiog geriau gyvuoja vandenį, kuris yra minkštas. Taip ir kaip sakant, verta būtų įsigyti tokį aparatą, tokią įrangą, kad išlaikyti puikiai augalus. Tai va, tai tiek šiam kartui. Ačiū už dėmesį.